Balandžio šiandien 17. Palauk, ar 18. Nežinau. Žodžiu, ketvirtadienis. Valiau! Sulaukėme. Palauk, tai parodys tai. Tuoj, kur tu? Va. Vaisi, matai? Čia jau, centimetrai išlindęs. Tai kad tuoj turėsim smidrų. Ir lauksime visų perkančiųjų, skanaujančiųjų. Einam dasimesti tau. Taip. Šiandieną bus daug džiaugsmo vištelėm. Turbūt nesigirdi, bet ką tik užvečiau žoliapjovę ir žmonelė nuėjo nupjaus biškį žolės vištytėm pavasarinės. Čia kaip mes laukiam pavasarį smidrų, braškių, kažko šviežio, tai vištelės labai laukia. Tiesiog mes jų nepaleisdinėjom į lauką, todėl kad čia negyvenam. O tada reikia atvažiuoti ryte išleisti, vakare vėl suvarius uždaryti. Ir plus teritorija netverta, lapių, sakalų visokių pilna. Tai kol kas jos tenkinasi tuo, kas yra paduota ant stalo. Tai šiandien bus žalumynų balius. Skanus, va. Mėlynos tabletės valgomos, raudonas valgomos. Žirkikės irgi valgo tų vitaminų specialių, nuo kurių labai miegot norisi. Einam palesninsim vištas. Vištelės palesintas, katinėlis pamaitintas, pašertas. Gavo vištytės biškį ir žolytės iš po žoliapjovės. Jau dabar galim sau leisti nueiti, padaboti smidriukų. Jau iš toli matau mėlynas vaisiai. Ar čia man vaidenas? Ar yra? Ne, turbūt vaidenas. Nėra dar mėlynų. Mėlynų jų dar nėra. Taip, kol kas čia dar. Kol kas tyluma. Tai va, vieninteliai tie, kurie, parodysim. Va. Skinasi kelią. Šitas va vakar buvo. Čia gal ir nieko tokio nėra labai. Va. Du bando vienas paskui kitą. Va dar vienas va. O dar šiandien paragauti neteks. Turbūt sulauksim ir Velykų, kol jeigu neatšaus, tai tada jau jie išlys. Lenda va, vienas po kito va. Čia va lenda. Daugiau. Va. Gal ir nieko visai. Gražuoliukai va skinasi kelią. Į saulutę nori. Einam dar paieškosim. Paieškosim kitų rūšių. Ir katinas ieško smidrų. Parodysim dabar kitą rūšis, va, rausvi. Čia nemėlynėje, neatsimenu pavadinimą. Aš turiu susirašęs. Žinau, kad pačiam gale tai dževelinai. Tai dėl to, kad dževlim kažkaip tai. Kažkur dar čia buvo. Nes kažkaip redlimai yra, ten dar kokio, tai čia jų visokių yra. Kur dar? Tai šitą jau filmavom. Rodėm, kur dar yra. Einam paieškosim dar. Tik tai vienas kitas
Einam pas grybus, grybai ten. Eisime ten pas grybus. Penktadienis. Kokia šiandien diena? Kokia šiandien diena? Penktadienis. Penktadienis šiandien yra balandžio 18. Taip. Jo, balandžio 18 dieną atvažiavom į Česnako lauką pasidaryti, kaip sekasi. Čia po tų visų šalnų paskutinį kartą aš nubarščiau amonio salietrą, įsimu aketėlės, pakėjau, čia biški gal kai kur, tuoj biški parodysim kitaip. Va. Aha, kai kur vis tik tai va, kur užsivertė, ne biški jisai nusigandęs tada. Bet kur gražiai neužsivertė, čia labai dabar saulė nematau, ar matosi, gal ir matosi. Vienas kitas yra pageltęs nuo tų šalnų, bet visumoje atrodo kaip ir neblogai. Einam pasidairysim, dar laikosi drėgmė kai kur, ačiū gamtai ir aukščiausiai jam ačiū. Nu ir atrodo, sakyčiau, visai neblogai. Nu va, vienas kitas yra biškį užsivertęs gal nuo ekologinio kitėlio, bet aš manau, kad jisai išsigas. Čia va lenda žulytės. Matai, žulytės ne viską tą eketėlę išravi. Nu, bet mes kantrus pavažinėsim, jeigu reikės. Kol kas aš matau, kad čia viskas yra neblogai. Viskas yra neblogai. Aišku, kai pirmą kartą sodinom, tai yra biški kaip ir pavinguriuoja takeliai. Bet čia pataisomas, išmoksim vairuoti geriau. Žodžiu, rezultatu mes kol kas patenkinti. Va, kai kur yra griuvę vieną šalia kito, po du sudygę. Kai kur po vieną, kai kur galbūt va praleista. Betgi nerankom sodinta su sodinamąja, tai aš manau, kad čia viskas gerai. Va, iš karto ponia pasiėmė pagaliuką, matai, va, jinai tingi lenktis, tai atkasinėja tos. Nu, bet jau čia neprikasinės, jie yra kaip yra. Aišku, jie va čia va, kur yra užkasti, tai va ir nusigandė. Negerai taip jam užsikasinėt. Nu, kažkaip taip tos aketėlės taip sudirba. Gal dantukai yra šiaip pirktiniai, 7 mm. Bet kažkaip man važiuojant irgi pasirodė, kad jie mažai virpa. O čia va tai turbūt tikrai bus tie mėlynieji. O čia bus mėlynieji visur. Kadangi jie ir yra dar, vis dar yra aukštesni už kitus. Jau reikia paskaičiuoti, kiek čia mes jų turim lapelių. Jau čia nemažai. O jis net čia yra kažkuris pabrudytas biškį. 1, 2, 3, 4, 5 lapelių. 5 lapelių. Čia viena šalia kito 4, 1, 2,
3, 5. Nu jau 5 lapelis lenda. Žodžiu, viskas eina į priekį. Viskas eina į priekį ir viskas bus čia gerai. Labas rytas. 5:40. Sekmadienio rytas. Prabudė tik paukščiukai ir mano šunis ten paleidau. Einam. Keliamės dėl to taip anksti, kad reikia nueiti, užkurti velykinį kiaušinį didįjį Kamado Bono Grande. Reikia jį užkurti, reikia apvynioti tos deflektoriaus akmenukus su folga, nes kepsime karkutės, kepsime šoninę folgą. Žodžiu, šiandien jokių darbų, šiandieną švenčiam Velykas. Tai parodysim, kad mes pateiksim. Garsiai negalim šūkau, dar pats rytas tau. Taigi, kiaušinis kaista. Reikia biškį gal dar ugnį pamaišysim. Nereikia jo įkaitinti iki daug, kad neįsibėgėtų. Aš paprastai, ten suvyniojau karkutės 2 ir šoninės gabalas suvyniotas, tai aš paprastai kepu ant netiesioginės ugnies 4 valandas maždaug 110-120 temperatūroje, tai nereikia leisti prisibėgėti šitam kiaušui. Biškį gal ne vienodai, čia biškį, normaliai susidėjo. Rūksta, grūtelės įdėsim. Jeigu biškį viskas įkaista. Ir eisim atsinešti, įdėsime mėsytę. Ir paliksim maždaug 4-4,5 valandos. Atsinešim mėsytę. Lembas žabalas be akinių. Bet panašiai, kad jau yra apie 100 laipsnių. Tai jis pabiškį dar įsivažiuos pabiškutį, neskubant, nes jeigu duosi labai greitai, daug jam ugnies, tai po to labai sunku jį atvėsinti, iššildyti geriau iš lėto. Tai ką dedam, žiūrim, kiek čia turim vietos ir dar turiu tokią mintį, kad turbūt aš pakuosiu. Ja, taip ir bus, nes matau, kad yra vietos. Eisim to į dar supakuosime ir čia per viduriuką įdėsim velykinę antinę žąsį. Antelę kepam, visą laiką kepam orkaitėj, irgi ilgai kepam apie 2,5 valandas. Šį kartą pabandysim kartu iškepti su mėsa ir suvyniosim į folgą ir pabandysim antelę iškepti. Einam susivyniosim, tai grįšim.
Radau daug. Dėsim į stiklinį. Dėsim į stiklinį indą. O štai. Galim ir mažesnį, tai grįžti pažiūrėsim. Kuris mažesnis? Gal šitas tikrai. Puikiai telpa ir čia. Ai, nešam pašausim. Oho, jau 150, reiškia, biškį pavėlavau ateit, reikia mažinti. Reikia mažinti čia maždaug, tada visą laiką darau tarp pirmo ir antro, kad būtų toks nedidelis. O pačioj, nežinau, neparodysiu, bet žinau, kad turi būti 3 juostelės tokios, va. 1, 2, 3, 4, čia padarysim 3. Gerai. Pastatysim termometrą. Šiuo atveju darysim 82 laipsnius vidinės. Taip, ir... Įsmėgiai. Ir kol kas paliekam tada. Atsinešim į rantelę. Kol dar nėra karšta, kol galima pastumdyti, gal vis tik tai mes čia supakuokim viską. Taip, šitas čia. Čia vis tiek ir taip, kam kaisti orkaitė elektrinė. Jeigu viskas čia šildosi, viskas čia ar taip kepa. Viską sudėjom, antis padaryta. Mėsytės irgi pašautas. Reikės laukti kokias, su mėsom 4 valandas, už antelę gal kokias 3 žiūrėsim. Pirmą kartą aš čia kepu. Orkaitį panašiai kepu apie 100, neatsimenu, gal 60 laipsnių. 2,5 valandos. Bet kadangi čia bus maždaug 110-120, tai tegul savo jinai ten pabiški troškinasi toj rankovėje savo sultyse ir bus 3 ar 4 valandas, kuo ilgiau, to bus minkštesnė. Po to prapjausim biškį, ją apskrudinsim. Tai jau šiandien Velykų rytas, beveik 7 valandos, kol aš čia vaikščiojau, kol užsikūriau, kol susipakavau, kol susitvarkiau. Tai šiandien visiems sakau tiek. Šiandien sakau, kad jau pasimatysime sekantį kartą. Linkiu visiems linksmų Velykų, stiprių kiaušinių, ne pačių kiaušinių, o stiprių jų lukštų, kad jie lukštai būtų margi gražus. Visi pabūkime su šeimom, šeima yra didžiausia mūsų vertybė. Tai kad džiaukimės buvimu kartu, laukime savo artimųjų. Prašau jūsų spausti prenumeruoti, prašau jūsų spausti varpelį, kad nepraleistumėt mano kitų video. Labai norisi turėti didesnį sekėjų ratą, kadangi norisi dalintis su daugiau žmonių savo patirtimi. Šiandien sakau tiek, iki pasimatymo kitais kartais.